Ar pažįstate šį Vilniaus pastatą? Tai senoji Vilniaus universiteto biblioteka. Būtent čia 1856 metais visuomeniai buvo atvertas Vilniaus senienų muziejus. Šiemet Lietuvos nacionalinis muziejus švenčia 170-ąjį jubiliejų. Jo ištakos – pirmasis viešas muziejus Lietuvoje, kurį įkūrė eruditas, kultūros puoselėtojas ir grafas Eustachijus Tiškevičius. Štai grafo portretas. Panašu, kad jam pačiam gerokai svarbesnis portreto antras planas, kur pavaizduota Lietuvos istorijos šventovė ir svarbiausias jo kūrinys – Vilniaus senienų muziejus, kuriam grafas padovanojo vertingiausias kolekcijas iš savo privataus muziejaus, net 6000 įvairių muzealijų ir apie 3000 knygų. Muziejus sulaukė didžiulio visuomenės dėmesio. Kasmet tūkstančius eksponatų dovanodavo privatūs asmenys, o štai grafo Reinoldo Tyzenhauzo dovanota ornitologijos kolekcija buvo tokia didelė, kad teko užimti ir antrąjį pastato aukštą. Senienų muziejus tapo kultūrinė ir edukacinė erdvė. Didžiausią lankytojų ir populiarumo lygį jis pasiekė 1862 metais, kuomet per metus jie aplankė daugiau nei 10 000 lankytojų. Tačiau rusifikacijos banga nušlavė muziejų ir išblaškė didžiąją dalį jo kolekcijų. Likusi dalis jau 20-ajame amžiuje atiteko Lietuvos nacionaliniam muziejui. Naujajame arsenale beveik 20 metų buvo pasakojamos senienų muziejaus istorijos ir eksponuojami didžiausi ir svarbiausi šio muziejaus eksponatai. Kaip antai grafų Tiškevičių rogės. Šios rogės buvo vienas didžiausių eksponatų naujojo arsenalo ekspozicijoje, o šiuo metu yra intriguojantis edukacinis objektas. Juk kiekvienas gali iš popieriaus pasigaminti tokias rogutes ir pasipuošti namus, kad ir kalėdoms. Taigi, edukavo senienų muziejus, edukuoja ir Lietuvos nacionalinis muziejus. Ta darėme, darome ir darysime. Na, o pabaigai šiek tiek kovingos dvasios. Štai čia Žalgirio mūšio maketas. Tai buvo viena populiariausių edukacijų naujajame arsenale, šiuo metu perkelta į senąjį arsenalą ir toliau džiugina edukacijų dalyvius. Kitose naujojo arsenalo praeities dienoraščio puslapiuose pasikalbėsime apie dar daugiau įdomių eksponatų ir jų istorijų. Sekite mūsų paskyras, iki kitų susitikimų.